Doganai, ką veikiai? Iš tikrųjų, darbas dabar labai yra malonus, turim naują sofą, lovą, džakuzį, sukūrinės vonės. Mergaičių va čia yra būtent šitoj spintoj, paslėpiam po praeito tūsą. Ir rankeną išėmėt. Jo, kad nepabėgtų. Ir dabar tvarkau būtent mūsų Slaidrum profilį. Žodžiu, darbas verda. Jo, trinu lauk nuotrauką. Nusibodo. Keisim? Keisim? Galima, iš tikrųjų, kiek galima. Keisim viską iš pagrindų, tiesiog pirksim naujus drapakus, naujus vargonėlius, po to fleitas, metalofonus, tiesiog gyvai groti eterį, nes įsivaizduokit, kiek yra kompaktų čia iš viso. Čia yra labai daug kompaktų. Čia yra labai gražus mikrofonas, būtinai parodykit mikrofoną. Šitas mikrofonas tiek yra matęs burnų, jūs neturite žalę supratimą, kiek čia burnų yra buvę. Kiek čia spjaudyta į visą šitą variantą. Ir dainuota, nu, žodžiu, belekas čia darė. Čia yra šiukšlių dėžė, kurioje gulėta primesta visokia velnio, čia yra baisutis. Čia yra prikapojęs esu vieną kartą, tik niekam nesakykit, aišku. Nerodyk, nereik rodyti, čia negali rodyti tokių dalykų, nes čia buvau prikapojęs normaliai, tokią krūvą, tokią. Žinok, šakės. Čia yra monitoriai. Čia yra legaliai viskas. Čia yra kaip ir normali chata. Ai. Ir tai yra telefonas, iš kur aš kviečiu apsaugą, kur iškviečiu būtent savo sekretorę, kuri daro šlykščią kavą. Principė šlykščią kavą daro. Aš ją žadu jau 9 metų atleist, bet labai gražiai yra. Arna, ateik! Nebandyk rodytis. Gėdas, būtent, iš tikrųjų, kad nepavogtų, kažkas neperviliotų į kitą kažkokią kompaniją galbūt, ar kažkur tai, kažkur nepavogtų, nes iš tikrųjų šlykščią kavą daro, bet labai gražiai šoka. Šoka tiesiog. Vasarą nuo tilto labai gražiai šoka. Man patinka, iš tikrųjų, aš esu kadangi biškį truputėlį sada mazafaka, toks lengvas, man tai veža. Ką aš dar galiu papasakoti iš tikrųjų apie tai? Ką norit išgirsti? Kokie planai? Planai yra tokie, kad tiesiog užkariaut pasaulį, kaip Pinkis ir Makaulė. Negali viskas, kad būtų. Planai ateitį, tiesiog važiuosim ravėt runkelių kažkur prie Kaišiadorių rajone, galbūt ten tiesiog turim didelį lauką, labai Slaidrumui priklauso daug garo žemės, kur auginam cukrinius runkelius. Po to papajas auginam, po to žirnius, nuo kurių labai gerai yra iš tikrųjų. Parduodam po to prie alaus džiovintus visus. Labai gerai buvo, iš tikrųjų specialų turim netgi receptą žirniam, tokį prie alaus. Samogono receptą. Ir samogono receptą turim, bet dabar, kadangi yra organizatoriai truputėlį pasiplovęs šitą reikalo į Lenkiją, kažko, nežinau kodėl Lenkiją. Ir aš jau įsivaizduoju gyvatės pardavė ten visą šitą reikalą. Bet čia viskas yra labai gerai. Ir beje, čia yra telefonas, jeigu kam neaišku. Čia yra antspaudas suvesta. Tai kas suvesta, kai sugroja setą, groja kiekvieną gabalą ir šauni suvesta. Normaliai. Tai yra labai patogu tiesiog pažymėti, kad ne visokie idiotai nevoktų gabalų iš setų, kad dažniausiai mes gaunam viską promo, naujausi gabalai. Ir kokias nors varguoliai, kurie neįgali nusipirkt gabalų, tai tiesiog nukerpa, nedarykit taip. Muziką reikia pirkti. Reikia gerbti prodiuserių darbą. Ir ištrinsiu dar tą nuotrauką, atsiprašau labai. Normaliai, ištrinsiu, kad nebūtų visiems ant akių. Po to dar patarčiau mūsų klausytis trečiadieniais nuo 9 vakaro iki vidurnakčio ir kam nepatinka, tiesiog dėkit galvą į sieną ir turėtų palengvėti normaliai. Kažkaip. Man labai spigini veidą, labai